Tai gerai, tai pradedam, ne? Labas rytas, labas vakaras, labas dienas. Vėl mes su jumis sveikinamės iš tos studijos. Susirinkę šį kartą aš, Vadimas, Marius ir Laurinas. Karolis negalėjo dalyvauti, turėjo staigiai išvykti. Ir dar mūsų koverna iš ofiso Tomas. Tomai, linkėjimai tau ir ačiū, kad esi vienas ten ir atlaikai visą skambučių ir laiškų krūvį. Tai mūsų šiandien tikslas yra šiek tiek pristatyti jums naujienas šio sezono, nes dirbom visą žiemą, rudenį, pavasarį ir vasarą. Taip, kad galėtume kažką pasiūlyti jums naujo, nes jau girdėjome tokį poreikį iš mūsų klientų, kad jau kažką norėtųsi. Tai mes pasistengėm tikrai, aš manau, tikrai turim gerus pasiūlymus, įdomius tiek slidinėjimo prasme, tiek ir apgyvenimo prasme, tai tą norėtume ir biškį ir pristatyti. Tai mūsų pagrindinės yra šio sezono naujienos, yra kelios. Tai yra mes vėl grįžtam į seriją Chevalier kurortą Prancūzijoje, ten vykome daug metų bandėme tą kurortą promautinti, galima sakyti, populiarinti Lietuvoje, nes tikrai labai geras kurortas. Mes atidarėm šitą kurortą Lietuvoje. Teisingai. Pradėjom vežti. Kiek metų? Oi, nepasakysiu, bet labai senai, kokie 8 metai gal net atgal. Vienas iš mūsų pirmųjų Prancūzijos kurortų paraleliai su Les Deux Alpes. Nes aš kol tenais nenuvykau, aš irgi galvojau, kas čia per kurortas, bet kai tenais nuvykau, man tai patiko, ten yra virš 250 km trasų, ras kiekvienas ką. Yra ir aukštų viršūnių su stačiom trasom, yra žiauriai smagių trasų tarp miškelio ir tokių parkelių, vaikams pramogų, tai galima ir su šeimom važiuoti. O šiemet važiuom dar į tokį Briancon miestelį. Taip, tikrai įspūdingas miestas, jisai yra Prancūzijoje miesto statusą turintis miestas aukščiausiai įsikūręs, tai yra 1,300 metrų aukštyje virš jūros lygio ir garsėja tuo, kad turi savo įspūdingą senamiestį, kuris yra įtrauktas į UNESCO saugomų miestų paveldą. Tai visi, kas vyksite į šitą kryptį, tai tikrai bus įdomu ne tik atslidinėti, nes tikrai nuostabus kurortas yra miškingas ir plačiai įsidėstęs, bet ir kartu po slidinėjimo turėsite ką nuveikti, paturistauti, nes tikrai visai nemažas miestas yra tiek muziejai, senamiesčiai, prancūzų virtuvės kultūra. Tai ir kavinės neužsidarys 7 vakarą. Tikrai ne. Tik atsidarys kai kurios. Kai kurios tik atsidaro. Tas sekančios yra Vars kurortas irgi Prancūzijoje, irgi taip pat viena iš pirmų kelionių. Po 10 metų grįžtam. Taip, tai patys buvom nuvykę uždaryti sezoną kovo mėnesį, nemažai mūsų buvo visai, ne? Visa komanda buvo. Visa komanda dar važiavom, tai labai smagus kurortas. Turėsime netgi 2 pasiūlymus, tai yra jau turime 2 pasiūlymus, tai yra arba viešbutį gyventi, arba praktiškai to pačioje vietoje apartamentai be maitinimo, tai galės pasirinkti. Be maitinimo, bet su baseinu. Teisingai, be maitinimo, bet su baseinu, bet taip pat yra kaip visuose apartamentuose, yra virtuvėlė su visa įranga, tai gali nusipirkti La Baguette. Taip, Red Services yra kaip visuomet Skinski out, kas kuo žavi Prancūziją. Šaunus kurortas, plačiai irgi įsidėstęs per 2 miestus, labai toksai gražaus kraštovaizdžio, sakyčiau, tokios atsiveria neblogi laukai, jeigu duoda gerai sniego, tai labai daug kur yra tokių freerunų pasikėlus. Jo, net iki kovo gale turėjom, atrodo, kad jau kaip ir pabaiga turėtų būti, bet mes dar idealios sąlygos. Išbėgom tikrai gynėjom. Netgi pavyko gauti vieną tokio puraus sniego dieną, kur to sniego iki kelių ir tenais davėsi už trasų ir Jo, tu davėsi, nes buvai pabėgęs, nusinės kažkur su vietinis, tik norėjo pasiduoti. Nes kažkam sveikatos nebuvo iš ryto. Gali būti dėl to. Ar nebuvo tau, kad nebuvo sveikatos? Man kaip tik buvo sveikatos, aš labai puraus sniego norėjau. Jo, ir gal galim paminėti, kad šitą kryptį vykstam visą sezoną, vykstam per Turiną,
neblogas pervežimas 3 valandų. Jo. Dėl to ir neturėjom ganėtinai ilgai šito kurorto, nes nuo Grenoblio oro uosto būdavo toli važiuoti. Tai vengiam to, dabar nuo Turino labai, labai puikiai pasiekiamas. Jo, nes mes visada stengiamės tą išlaikyti trumpą pervežimą, kad nedaryti ten tų safari, kol dar nuvažiuoja iki kurorto, tai stengiamės visada tą sutrumpinti, kur pavyksta. Tai dėl to ir laukiam irgi to Turino, tai irgi skrisime gerai, patogiai, su visais bagažais, kaip visada, ir geras pervežimas. Lesibelės dar irgi viena iš naujienų. Laurinas seniai norėjo vėl ją... Kažkada turėjomės vieną Mes sezoną. esam turėję, Taip. esam vežę individualių klientų, tai toksai, sakyčiau, iš tokių Prancūzijos Grand kurortų, nes turintis 300 km trasų, kas yra tikrai daug, tai gal toksai truputėlį paprastesnis kurortas, lyginant ten su Valtorensu ar Tignesu, bet jo ir kaina yra kur kas draugiškesnė. Šiaip kurortas tikrai ten 2-6 aukščio, bet pilnai užtenka, snieginga zona, plačiai labai įsidėstęs, 5 berods net kaimukai, Mes gyvenam tokiam vidury, galima sakyti, labai patogioj vietoje pasiekti visus kurorto kraštus, irgi apartamentai, ski and scout, viskas kaip visuomet. Gal kažkas gali įsigąsti, kad kurorte yra nemažai bugelinių keltuvų, bet yra vis tiek infrastruktūra padaryta, kad realiai gali keliauti po visą kurortą išvengdamas bugelio pasikelimo. Tie, kas, tarkim, bijo arba jaučiasi silpniau prie Tibaro, tai tikrai galima keliauti ir tik tais kėdučių pagalba, tiesiog gal reikia biškį pasinagrinėti labiau patį. O tie, kas čiuožia gerai su Tibaru arba su bugeliu, tai jiems kaip tik gerai, nėra eilių, nes niekas nenori suskilti. Čia yra toks Tibaro specialistas, kur sako, man, kad duokit kuo daugiau. Man tiks Tibaras. Taip pašikniko, taip mėgsta. Jo, tai šiais metais, kadangi nauja kryptis, tai turime vieną savaitę, kovo 6-13, bet žinom Prancūziją ir patys kiek esam buvę, tai kovas Prancūzijoje yra nuostabus, mažiau žmonių, kadangi vis tiek kalnai yra aukšti, sniego garantas, tai tikrai neprašausite, išbandykit šią naują kryptį, tikrai įdomu, ypatingai tie, kas mėgsta gal daugiau ne aštrias trasas, mėlynas ir mėgsta tą tokį keliavimą nuo taško A į tašką B, tai šita kryptis tikrai... 300 km, tai čia visi ras, ką savo veikti. Visi, šitas kurortas tiesiog labiau gal pasižymi toksai šeimų, tokiems pradedantiesiems, vidutiniokams. Aišku, patyręs slidininkas jisai visada ras tokiam kilometražę, kur čiuožti, ir off-pistai, visa kita. Tai tiesiog, kad gal kartais, kai mes irgi ten rekomenduojam Valtorensas arba Tignesas, nevažiuoti labai tokiems pradinukams, nes didelis kurortas, galbūt jo viso neišnaudosi, tai Lesibelė toksai kurortas ganėtinai didelis, top 10 dydžių Prancūzijoje, bet kur tikrai gali važiuoti ganėtinai dar būdamas toksai žalokas. Tai Lesibelės puikiai treniruoti prieš 3 slėnius. Jo, prieš 3 slėnius ar Tignesą tikrai puikiai treniruoti. Jo, čia gerai Laurinas palėtė, kad pradžiai reikia step by step. Kažkada ir sakėm praeitą kartą. Jo, mes visada kažkaip neimti iš karto didelio kurorto, pasiimti paprastesnį, kad labiau pasimėgauti, to galim būtų. Mes visiems, iš savo patirties, mes visiems nuoširdžiai patarėm, ta prasme, rinktis pagal savo lygį tą kurortą, nebūtinai, kad ten draugai sako, va čia Valtorensas pats geriausias, čia nerealu, ir tu važiuoji pirmą kartą į tuos kalnus, nu gerai, ten pamatysi. Ir neišžiūrį Valtorensą net. Duok dieve 10% to. Viso tai, taip, pradėti irgi palengva, labai labai gera idėja yra. Tai ką, dar Grand Masyvas labai buvo norimas mūsų kurortas, norėjom vykti, keli metų apie tai kalbėjom ir šiais metais turime 2 datas. Sausio mėnesį pasidarė. Jo, irgi šaunus apartamentai prie pat keltuvo. Grand Masyvas iš viso irgi tenas yra virš 250 km trasų, tai jeigu tiksliai 265. Ir jisai sudarytas sujungtas iš 5 kaimelių ir mes gyvensime pačiam pagrindiniam, tai Flaine miestelė, kur yra visas kurorto širdis, parduotuvėlės, vakarėliai.
Ir mūsų apartamentai yra prie pat trasos. Ski in, ski out. Taip pat turi lauko baseiną šildomą, tai galima bus po slidinėjimo atsipalaiduoti. Turim 4-viečius, 6-viečius apartamentus. Ir 5-viečius. Ir net 5-viečius, va taip. Netgi, ypač tom šeimom, kas su 5 yra, su 3 vaikais, pagalvokit. Nes šeimom, kurie 5 asmenų šeimai yra problematiška visada surasti, kuriuos apgyventi. Sudėtingiau. Tai, Grand Masyvo 5-viečiai apartamentai, būtent jum. Ne, bet šiaip, jeigu rimtai, tai žiauriai geras kurortas, patys tikrai norėtume nulėkti, pažiūrėti. Tai nulėksim. Ir nulėksim. Tikrai. Tikrai nulėksim. Nekartą buvo matytas. Jisai yra netoli Monblano ir ta visa teritorija, kadangi Monblano šiauriniai pusiai, ten užsilaiko šaltis ir yra daug sniego, tai yra labai didelė sniego tikimybė. Tai jeigu norėsite freerido, tai Grand Masyvas tikrai ta vieta, kur bus didesnis šansas turėti daugiau sniego visą žiemą. Jo. Šiaip Prancūzijai, taip aš dabar tau kalbant pagalvojau, bet tie pagrindė kurortai, kur ir buvome ir kur važiuojam, tai ten šiaip variantų freerido yra belekiek. Ar tai būtų mažesnis kurortas, ar tai būtų didesnis, bet iš esmės pas juos taip jie plačiau išsidėsto per kalną, kad ir Serra Chevalier, pavyzdžiui, ten tas, kol tu nukeliauji to galo, ten miškų yra pilna, ten tokių yra laukų, atsimenu, irgi ten gale, ten kurorto, atsimenu, ten šiek tiek palipi ir ten, tai Prancūzijos Alpės jos tokios ganėtinai, kaip pasakyti, geroj lokacijoje, aukštos ir tenais nebaisu vykti sausio mėnesį, dėl tavo važiuojame sausio pradžioje Abdihuzą, kuris yra ledynas, kur garantas sniego, po to visi mūsų tie Valtorensai, Tignesas, Valmaniera kartoja, nes irgi nuostabi vieta, kur nepopuliarus kurortas, bet visi matėm, kad... Aš savo geriausią visos karjeros, viso gyvenimo bekelės dieną, aš turėjau Prancūziją, tai turėjau Valmanierę. Šitą dažnai girdžiu iš manęs. Jis užstrigo. Tai aš lygiai taip pat esu nekartą ten buvęs ir vienų geriausių ranų. Tai šiemet tikrai grįžtam smarkiai į Prancūziją, turėsim ją visą sezoną, turim daug tokių kaip ir naujienų, ir kas liečia kurortus, ir grįžtam į senus patikrintus kurortus. Ir gal pati ta vinis Prancūzijos šiais metais yra, kad mes keičiam savo avialinijų partnerį. Taip, daug metų keliavome su Vizeir į Grenoblio oro uostą. Aukojame jūsų slidinėjimo bagažus. Taip, tai būdavo ir nepatogus laikai, būdavo ir kartais, kai pilni lėktuvai, kažkas ten kažkiek neatskrisdavo sportinių bagažų, tai mes visada dėl to labai pergindavom, Tai šiais metais mums pavyko atidaryti Ženevos oro uostą su Air Balticu. Tai skrisime irgi visą sezoną. Turėsime bagažus, turėsime gerą patogų laiką. Nebereikės anksti keltis ar iš vis neiti miegoti prieš skrydį atgal. Tai yra labai patogu, manau, tai labai svarbi dalis atostogų. Ir taip pat nemažai jų lėktuvų turi ir Wi-Fi, kas irgi labai patogu. Ir dažnai netgi rankovė privažiuoja oro uostose. Taip, ir pats lėktuvas. Skrydžiai bus su Air Baltic. Jo, pats lėktuvas, visai kitas komfortas, kiti laikai, geras oro uostas. Nors Grenoblis irgi labai patogus Prancūzijos slidinėjimui, bet Ženeva lygiai taip pat. Tai realiai visos mūsų kryptis nuo Ženevos bus irgi per 3 valandas pasiekiamos autobusu, kai kurios net per porą valandų, kaip ten Grand Masyvas ar Lesibelė. Ir Ženevos oro uostas jis nėra toks užsikimšęs kaip, pavyzdžiui, Liono oro uostas, kur ten beprotiškai didelį kiekį tų slidininkų, būtent iš kitų šalių, ten iš UK. Iš UK, pavyzdžiui, iš Skandinavijos, tai Ženevai mes turėsime truputėlį. Nebus tokio chaoso. Jo, patys esam skrydę, tai tikrai viskas tenais šauniai su to oro uostu. Tai labai džiaugiamės šitą naują skrydžio kryptim ir toliau galėsim labiau jų stebinti su dar neatrastais prancūziškais kurortais. Mes tikrai dar turim
kur plėsti šitoje vietoje. Nes jo, mes kiekvienas metas stengiamės vis tiek kažkaip renkamės viešbutį ar apartamentus, tada žiūrim, kad jis būtų geras, patogus, ten netoli trasos arba ant trasos. Tai tavo mes visada žiūrime tą kokybę pačio apgyvendinimo, pačio to serviso ir skaitom, kad šiek tiek tas skrydis ankstyvas, jis visada ir mums būtų toks skausmingas. Tai irgi tavo mes stengiamės gerinti visus tos elementus, ko tas atostogos būtų patogesnis ir smagesnis. Mes darom keliones tokios, į kurias patys norėtume važiuoti, tai tiesiog Vienareikšmiškai. Šeimos važiuoja, mūsų draugai važiuoja, tai mes dėl to esame ramus, dėl tokių dalykų. Ką mes dar nepaminėjom iš naujienų, tai yra Cortina d'Ampezzo. Šiais metais mes darome 3 datas kol kas tik tai. Tai darysime porą datų sausio mėnesį ir 1 vasario mėnesį. Tai šitą kurortą irgi jau seniai norėjome važiuoti. Dolomitų perlas. Taip, Dolomitų perlas. Olimpinių varžybų, kaip sakoma, jau toks žiūrimiausia vieta. Taip. Tai kur vyko olimpinės žaidynės šią praeitą žiemą, dar ten prieš tai vyko 56 metais. Tai nuostabus kurortas, labai gražus kalnai, wow. Ten nuvykus taip, ten kaklą pradeda skaudėti, nes tu visą laiką taip užkėlęs galvą ir ten gražu, tikrai. Ir ką mes mėkas, kad į visas pusės, taip, būna, kad tu važiuoji ir va iš tos pusės kalnas ten ir tu kaip ir žiūri vieni jį. O ten ir ten visas pusės, tai labai gražus kalnai, tai tikrai verta nuvykti bent kartą gyvenime, aš sakyčiau, į Dolomitinės Alpes ar tiesiog palaipioti, mūsų atveju geriau paslidinėti su mumis. Ir mes gyvename ne pačioje Cortinoje, bet šiek tiek už jos. Turime mūsų partnerio viešbutį tokia kaip pilaitė, pasakyti. Ten visas geras dvaras. Jo, kaip dvaras toks 120 metų, man atrodo, tam yra viešbučių. Jis yra, aišku, renovuotas per tą laiką, bet jis yra įspūdingas, aukštos lubos, erdvus kambariai, labai gražus viešbutis. Šiaip slėnėje gražioje vietoje mūsų partnerių, tu paties Tahašo, kur vykstam ir į Madonna di Campillo, ir į Latuilą, ir į Pilą. Taip. Tai maitinimas geras, lygiai taip pat ir turi spa zoną. Tai po pusryčių šalia viešbučio stotelė atvažiuoja autobusas ir pavažiuoti 12 km, kaip sakyt, tikrai nėra sudėtinga, bet aplankyti Cortiną tikrai verta. Pamatysite, oriai jausitės, nes viešbutis orus, dvare, kalnai nuostabus, tai net atvažiavę ten pasitempt norėsit. Ateinat. Frakaus. Tai pasiruoškit savo gražesnį slidinėjimo kostiumą pasiimti. Nes netgi po slidinėjimo viešbutį yra restoranėlis, bariuko tokia atsipalaidavimo atmosfera ir tas kambarys, aš mačiau, tenais yra 100-metis židinys, gal kokių 2 metrų aukščio, ta prasme, tenais pabūti vakare, pašnekėti apie įspūdžius, tikrai nuostabu bus. Sauna, visa spa zona yra pilnai atnaujinta, turi 2 sūkurinės, garinė, pirtį, sauna. Ir netgi didžiulę terasą, kur galima išeiti, atsipūsti, atsigaivinti su vaizdais, būtent tais Dolomitinių Alpių viršūnėmis. Ir vienoje pusėje nuostabus viršūnė ir kitoje, ta prasme. Vaizdai tikrai nerealūs. Rekomenduojam. Šitą rekomenduojam. Taip. Čia, kas supranta kalnų skonį, žinos, kad čia tikrai labai didelis delikatesas. Ką, dar turim naujienų, dar Andoroje pakeitėme viešbutį šį Jo, Andora mūsų vaikų atostogų savaitės toksai tradicija, vėl ir vėl grįžtam, dėl to, kad tikrai puikiai kryptis per vaikų atostogų savaitę. 3 metus gyvenome Kanilo, tokiam neblogam irgi Ski Plaza viešbutėlyje. Bet šiemet persikeliam į Altarterą, tai yra realiai pagrindinė Gran Valiros centras. Geras viešbutis, didelis, erdvesnis, naujesnis, gražesnis, turintis didesnę spa zoną.
500 metrų iki gondolos viešbutis turi šatlą, suveža ir parveža paslidinėjimo ir kas yra nuostabu, kad realiai pasikėlus Eltarterį yra pilna labai nuostabių trasų pritaikytų vaikam, lygiai taip pat yra didžiausia bazė maitinimo įstaigų, kur, kaip sakyti, ir kur su vaikais galima pavalgyti ir pailsėti, ir vaikų žaidimų aikštelės, ir atidavus tėvam vaikus į pamokas, ir muziką groja, ir pašok galima, ir tikrai tokia kryptis, kur esu ir pats buvęs per vaikų atostogų savaitę ir kiek vykstam, tokia atrodo kaip užsakyta savaitė, saulytė, geras oras. Tai dabar dar ir geresnis viešbutis, geresnė lokacija, tai šiemet ir skrydžiai yra geresni Barcelona, tai tikrai išbandykit, nebijokit šitos krypties, dėl to, kad pietus ar ten labai šilta, matom, kad Italijoje ar toj pačioj Austrijoje vasario mėnesis tikrai būna irgi šiltas, tai Gran Valira puikus kurortas, 200 km trasų, tai vaikams, kaip minėjau, labai daug gerų trasų, o kas ten tėvai mėgsta stipriau slidinėti, tada viršų yra trasos, kurios neišmuštos ir tikrai galima labai plačiai pakeliauti ir pačiuošti. 200 km trasų. Taip. Nu ir plius šiaip, nykštukinė valstybė aplankai. Yra gera infrastruktūra viešojo transporto, tai paslidinėjimo gali sėsti į autobusą, tam porą eurų per 20-30 minučių, jeigu nepiko metu ir nuvažiuoja į sostinę. Ir visa šalis yra duty free zona, tai jeigu kažkokį daikčiuką norėtų. Laikroduką, kostiumiuką, kvepaliuką. Kėdukus. Kėdukus. Tikrai, mes su Laurinu, mes su naujais batais grįžtame. Visada, kiek važiuoju į Andorą, visada kažką parsivežu. Visada kažkaip tenais smagu apsiprekinti ir nuvažiuoti tą centriuką, prasieiti tą tokią, kaip sakau, Basanavičiaus gatvę. Tikrai rasite ar savo ar vaikam kažką atsinaujinti. Tai tikrai puikiai kryptis. Jo, svarbu dar priminti gal, kad visada pas mus vyksta dar 3 vadovai, kurie visą savaitę realiai dirba. Stengiamės, aišku, nuo vaikų pradėti, jiems visą dėmesį duoti. Nežinau, ar dar ten lieka laiko. Šiaip lieka kiekvienais metais paskutinę valandą arba 2 slidinėjimo būna pamokos mamom, kurios nori pasitobulinti ir tikrai net kiekvieną kartą paliečiam ir tuos tėčius, vyrukus, kurie moka čiuožti, bet nori kažką išgirsti naujesnio, pasitobulinti. Tai jo, šitoj kelioniai labai smarkiai dirbam, tai dėl to 3 ir vyksta visuomet. Tai jo, ir jie yra įskaičiuoti į paketo kainą šią savaitę. Vaikai susidraugauja, turi tokias kaip stovyklėlė grupinės pamokas kiekvieną dieną, bet lygiai taip pat ir suaugusieji gauna to dėmesio ir pasitobulina. Tai dėl to šita tikrai kryptis tokia populiari, mes dėl to ją kartojam ir ten. Taip, nes labai faina. Didelė grupė vykstam visada. Tai va, tai čia tiek naujienų. Tiek tų naujienų, realiai ką, naujas oro uostas Ženevos, su Italija liekam prie ištikimo savo Turino, su puikiais dieniniais laikais, Air Baltico skrydis, trumpas, Aosta, visa ta pati su trumpais pervežimais, plečiame su Prancūzija, tikrai aplankykit, išbandykit irgi. Puikus skrydis, puikus kurortai, turim vasario mėnesį seriją Chevalier, kas yra smagu, nebe apartamentoje viešbutis, su pasiritukais galima užsakyti vakarienę, tai ir kaina draugiška, net ir kaina labai draugiška, kaip Prancūzijai, labai draugiška kaina ir labai nuostabus kurortas, tai turim 4 prancūziškus naujus kurortus. Taip. Italijos dasijungiam su Cortina. Andoros naujas viešbutis. Vienas puikus ir geras patikimas skrydžio partneris su visais skaičiuotis bagažais. Nemažai naujienų. Čia mes gal bandom taip vardinti, atrodo, kad dar reikėtų, bet iš esmės slidinėjimo prasmės. Mes kiekvienais metais vis kažką bandom pridėti, gal praeitais metais gal nebuvo kažkokios tos naujienos tokios, bet mes vis pridam, dabar 4 Prancūzijos, dar Italijos kurortos tikrai daug.
Kitais metais dar kažką, dar sekančiam Nes sezonui. tikrai- Belė kur jūsų nevešim. Mums Taip, reikia irgi, taip, mums mes- reikia padaryti namų darbus, patikrinti, pasižiūrėti, kaip, ar tai tikrai gera kelionė, kad Be prieš jums ją atiduodant mes turime tikrai daug padaryti darbą. Taip. Įdėti širdį Taip. ir visą meilę. Tai ką, sėkmės visiems laukiant žiemos slidinėjimo atostogų. Mes varom toliau kimbam į darbus. Grįžtam jo prie telefonų ir prie e-mailų. Ir susitiksim jau. Grįžtam pas jūs. Neužilgo, jau kiek čia liko, iki tos žiemos nebedaug liko, keli mėnesiai ir viskas. Sniegas, balta, varom, čiuožė. Jo, bet dar pasidžiaugiam, dar vasarą šiek tiek pasidžiaugiam, bet jau galvojame apie žiemą, bet reikia dar, aš noriu dar šiek tiek su šortukais pavaikščioti. Norėtis. Patinka. Tai gerai, tai ačiū Jums, kas žiūrėjote, kas žiūrės. Ačiū, kad keliaujate Taip. Jeigu liūdna, visą gali parašyti, paskambinti mums. ir aplankyti mūsų naujam gražiam ofise Švento Stepano. 33 125. 125. Bet į navigaciją veskite panelių 10. Arba tiesiog High Mountains jūs puikiai atves navigaciją. Taip. Tai ačiū Jums ir iki kitų kartų. Iki. Viso. Ciao.